Būtėjau, galim tave paprašyti pasimels, prašau. Yes. Dear Heavenly Father, we thank you for this time of Bible college. We thank you for the students that are present, and what a blessing it is to receive the teaching that we are. I just pray that you'd give us attentive ears and hearts and minds, and be changed by the truth of your word, Lord, and prepare us for tomorrow as well, and the long hours that will be ahead then. I just pray for the people that will be present, that you would extend the same blessing to them as well. In Christ's name we pray. Amen. Ačiū. Tai vadinasi, mes grįžtame į savo užrašus ir Biblijos užrašytojai neprieštarauja vienas kitam. Ir pas mane buvo 2 pavyzdžiai ir jūs dar davė 3 pavyzdį. Tai ir Paulius, ir Jokūbas, ir Jonas. Mes matome, kad visi šitie 3 generolai vienybėje aiškinant Dievo žodį. A mažytė raidė. Prisiminkime tą 7 hermeneutikos svarbią taisyklę, kur mes piešiame piešinėlius. Kiekviena Biblijos eilutė turi vieną aiškinimą. Kiekviena Biblijos eilutė turi vieną aiškinimą. Ir šitame stačiakampyje jūs tik pakartokite, prašau, piešinėlį, gerai, tos hermeneutikos taisyklės Biblija, rodyklė 1. Yra vienas aiškinimas Biblijos eilutėje. Nesuprantu, ar aš nematau, ar man atsispindi. Ką jūs ten parašė? Atsispindi kažkas, nežinau, mano markeris truputėlį baigėsi. Su žaliu geriau. Dabar matos, labai ryškiai. Sakykite, prašau, visą laiką, jeigu nesimato ir atsispindi, kad pataisyčiau šitą vietos. Pažiūrėkime, prašau, į Dievo žodį. Pas jūs yra atspausdinta eilutė. 2 Petro laiškas, 2 skyrius, 4 eilutė, 30 puslapyje. Birutė, ar galėtumėte mums perskaityti, prašau? Dievas nepagailėjo nusidėjusių angelų, bet surišo juos tamsos raiščiais giliausiuose pragaro gelmėse, kur laiko juos teismui. Šitoje vietoje mes sutinkame žodžius pragaro gelmėse. Pirmas su skliausteliu, pas jūs yra parašytas žodis pragaro, ar ne? Kaip matote, tai yra graikų kalbos žodis tartaro. Turbūt gal girdėjote kartais lietuviškai, kaip kas sako, tartaras. Bet dažniausiai Naujajame testamente, kada skaitote žodį pragaras, kokius graikų kalbos žodžius sutinkate? Hadas labai dažnai ir Gehena. Antras, šis žodis sutinkamas tik vieną kartą Naujajame testamente. Tik vieną kartą, o šitas žodis gelmėse pragaro sutinkamas Naujajame testamente. Ir čia gal daugiau jau be abejo būtų pamokslininkų darbas, ar ne, mokytojų darbas, mokyti bažnyčioje žmonės. Tai yra bausmės vieta, kur yra nusidėję angelai. Tai yra bausmės vieta, kur yra nusidėję angelai. Vadinasi, turbūt studijuodami Naująjį testamentą, arba gal kažkas jūs mokė angelologijos bažnyčioje, jūs turite suvokti, kad ne visi nusidėję angelai šiandien yra laisvėje. Dalis nusidėjusių angelų kaip demonai yra laisvėje šiandieną, kurie jūs gundo, ar ne, kartu su šėtonu, tai jų užduotis. Tai vadinasi, vieni yra laisvėje, bet kita dalis nusidėjusių angelų, kaip mes skaitome 2 Petro 2.4, yra surišti raiščiuose pragaro gelmėse.
Ir čia yra tas žodis tartaro, apie kurį mes kalbame. Todėl vėlgi tie ypatingai žmonės, kurie dirba su žodžiu, moko, pamokslauja, šitos dalykus turėtų atkreipti dėmesį. Ir vienintelį kartą šitas žodis Naujajame testamente 2 Petro 2:4. B. Niekada neleiskime, kad mūsų mintis prieštarautų Dievo žodžiai. Niekada neleiskime, kad mūsų mintis prieštarautų Dievo žodžiai. Vėlgi jūs matote, kad yra Biblijoje vienas aiškinimas vienai eilutei. B didžioji raidė. Labai greitai atsikartokime ir susisteminkite tai, kad jūs daug kartų girdėjote. B didžioji raidė. Biblija tai Dievo knyga. Biblija tai Dievo knyga. Reformatoriai turėjo tokį teiginį firminį. Jie sakydavo, kada Biblija kalba, Dievas kalba. Nes čia yra Dievo žodis. Kada mes skaitome eilutes, ne tik Biblija kalba, tai Dievas kalba, nes tai Dievo knyga. Pirmas, Biblijos autorius yra Dievas, nes parašyta mums 2 Timotiejui 3:16, Dievo įkvėptas yra raštas. Prie žvaigždutės Dievas panaudojo žmonės Biblijai užrašyti, bet jis autorius. Dievas panaudojo žmonės Biblijai užrašyti, bet jis autorius. Antras, Biblijoje Dievas mums apreiškia save ir savo planą. Tai labai svarbi knyga. Biblijoje Dievas mums apreiškia save ir savo planą. Jeigu mes norime žinoti, kas iš tikrųjų yra Dievas, kokie jo darbai, tai yra Biblijoje. Ir ten Dievas apreiškia save ir apreiškia, koks yra jo planas. Trečias. Biblija yra Dievo įkvėpta knyga ir buvo parašyta be klaidų. Biblija yra Dievo įkvėpta knyga ir buvo parašyta be klaidų. Reiškia, originalūs rankraščiai be klaidų. A mažytė raidė. Biblija yra įkvėpta Dievo visumoje ir pažodžiui. Kada kalbame apie Bibliją, jinai įkvėpta visumoje ir pažodžiui. Aišku, šitas teiginys visiems. Visumoje ir pažodžiui. Labai gerai. Ir visa Biblija įkvėpta, ir kiekvienas žodis įkvėptas. Ne? Vadinasi, mes kalbame, visas raštas įkvėptas, bet nėra taip, kaip kurie sako, o ta dalis ten neįkvėpta, ne? Čia parašyta šėtonas riaumojantis liūtas, šitie tai žodžiai neįkvėpti, nes, prie ko čia šėtonas? Tai mes sakome ir visumoje, ir kiekvienas žodis, ne? Duotas Dievo yra įkvėptas. B. Pats Dievas apsaugoja Bibliją nuo klaidų. Pats Dievas apsaugojo Bibliją nuo klaidų. Ketvirtas, Jėzus pripažino, kad Senasis testamentas yra Dievo žodis. Jėzus pripažino, kad Senasis testamentas yra Dievo žodis. Ir jūs turbūt atsimenat, jisai sako, niekas neišnyks, kol viskas išsipildys. A mažytė raidė. Labai svarbus teiginys. Senasis testamentas
buvo Viešpaties Jėzaus Kristaus kalbos šaltinis. Senasis testamentas buvo Jėzaus Kristaus kalbos šaltinis. B mažytė raidė, jis nenaudojo jokio kito šaltinio, tik Dievo žodį. Jis nenaudojo jokio kito šaltinio, tik Dievo žodį. Penktas, Petras pripažino, kad Pauliaus laiškai yra Dievo žodis. Petras pripažino, kad Pauliaus laiškai yra Dievo žodis. Renatai, ar galėčiau jūsų paprašyti, kad perskaitumėte mums 2 Petro 3:15-16, prašau. Mūsų viešpaties kantrumą laikykite išgelbėjimu, kaip jums parašė ir mūsų mylimas brolis Paulius, pagal jam duotą išmintį. Jis taip kalba apie šituos dalykus visuose laiškuose. Juose esama sunkiai suprantamų dalykų, kuriuos neišmokyti ir svyruojantys iškraipo, aiškindami, kaip ir kitus raštus, savo pačių pražūčiai. Kaip ir kitus raštus, ar ne? Tai ir Pauliaus parašyti dalykai yra raštas, ir kaip kurie tuos dalykus iškraipo, ir tie, kurie iškraipo juos, jie tai daro savo pačių pražūčiai. 6. Biblija yra unikali knyga. Biblija yra unikali knyga. Čia mes labai greitai atsikartosime kaip kuriuos dalykus. 31 puslapis. Biblijoje nėra klaidų. Biblijoje nėra klaidų. Šitas priešingai. Stačiakampius. Ir čia aš pavaizdavau savo piešinėliuose, kad Biblija neturi klaidų. Aš nupiešiau 2 akis. Tokia paprasta nosį ir didelė šypsena. Biblijoje nėra klaidų. Prie pirmo suskliausteliu leiskite jums pasakyti svarbų teiginį, be abejonės jūs jį turbūt žinote. Dievas niekada nedaro klaidų. Jeigu jo nežinote, tai šitą sakinį įsidėkite savo mintis ir širdį. Dievas niekada nedaro klaidų. Pas Dievo niekada nebūna tokios situacijos, kur jisai sakytų, ops, atsiprašau, ar galiu jūsų atsiprašyti. Mes kalbame apie asmenį, kuris nedaro klaidų. Kodėl jis nedaro klaidų? Jisai šventas, tobulas, teisus ir galėtume kalbėti be krašto, be galo. 2. Originalūs Biblijos rankraščiai buvo parašyti be klaidų. Be klaidų. 3. Kopijuotojai, mes žinome, kad padarė klaidų. Jūs turbūt tai matote skaitydami šiandieną savo Biblijas. Bet mes turime pasakyti, kad jų padarytos klaidos nedidelės. Tos nedidelės klaidos nepadarytos sąmoningai. Daugelį turbūt atveju aš taip galvoju. Tos nedidelės klaidos nepadarytos sąmoningai. Nepadarytos. Sąmoningai. Vadinasi, Biblija yra knyga, kur nėra klaidų. Unikali knyga, be klaidų. B mažytė raidė, atsiprašau. Biblija
turi autoritetą. Biblija turi autoritetą. Pas jūs yra vėl stačiakampis. Ir jūs žinot, kad mano piešimo sugebėjimai fantastiški yra. Bet man patinka piešti, aš nemoku, bet vis tiek patinka. Tai stačiakampį aš bandžiau vėlgi piešti tokias akis gražias. Primityvę nosį. Šypseną. Virš stačiakampio karūną ir šalia pavaizduoti skeptrą. Tai reiškia, Biblija turi autoritetą. Pirmas su skliausteliu. Biblija turi autoritetą, nes tai Dievo žodžiai. Autoritetas yra, nes pats šaltinis autoritetingas. Ir Biblija turi autoritetą, nes yra Dievo žodžiai. Antras, Dievo žodis yra absoliutus autoritetas kūrinijai, nes jame kalbama apie visuotinį Dievo valdymą. Apie visuotinį Dievo valdymą. O Dievas valdo visiškai viską. Trečias su skliausteliu. Biblija vienintelis autoritetas tikėjimui ir gyvenimui. Biblija yra vienintelis autoritetas tikėjimui ir gyvenimui. Biblija yra be klaidų. Biblija turi autoritetą. C mažytė raidė, kada kalbame apie Bibliją. Biblijoje yra vienybė. Biblijoje yra vienybė. Pas jūs du tokie kvadratukai yra, ar ne, nupiešti? Tai vadinasi, šiuos atkartosiu ant lentos. Aš nežinau, ar pas jūs užtenka pakankamai vietos nupiešti tiem kvadratukam kojas. Ir taip pat prie tų kvadratukų aš nupiešiau rankas, kad susikibę rankomis. Ką man reiktų užrašyti į kvadratukus? Senasis testamentas ir Naujasis testamentas. Ir mes kalbame, kad šita knyga turi visišką vienybę. Pirmas su skliausteliu. Biblijos autorius yra Dievas. Ir jis panaudojo 40 užrašytojų Biblijai užrašyti. Nesi 40 užrašytojų. Biblijai užrašyti. Ką mes vėlgi pasikartokime, Biblijoje nėra prieštaravimų. Biblijoje nėra prieštaravimų. Nei vieno. Trečias su skliausteliu. Bet kada jūs skaitote Bibliją, ar jūs randate savo prieštaravimo? Jeigu atvirai. Randate. Ką tada darote, aš norėčiau paklausti? Tokias smulkės, parašyta, ten armijai buvo, daleiskim, 5000, o kitoj vietoj parašyta 40 000. Tokie ir kodėl neaišku. Senajame testamente. Kartais būna tai kopijavimo klaidos, Vladimirai. Nes yra, ką jūs sakote, Senajame testamente, kur skaičius skiriasi. Gerai, tvarkoju, turite tokį, ką dar randate, kada randate prieštaravimą?
aiškinatės? Labai gerai, tai reikia daryti. Kaip aiškinatės? Pačioj Biblijoje. Kaip pačioj Biblijoje aiškinatės? Va, šitą ir norėjau iš jūsų išgirsti. Ir prie 3 užsirašykime. Neaiškios Biblijos eilutės turi būti paaiškinamos aiškiomis eilutėmis. Neaiškios Biblijos eilutės turi būti paaiškinamos aiškiomis eilutėmis. Visą laiką tai darykite savo aiškinime. 4, neužmirškite ir aš atkartosiu vieną taisyklę. Biblijoje yra progresuojantis apreiškimas. Biblijoje yra progresuojantis apreiškimas. Prašau, to neužmirškite. Ir 5. Dar viena hermeneutikos taisyklė, prie kurios sugrįžkime. Kristus yra Biblijos centras. Kristus yra Biblijos centras. Aš norėčiau su jumis pažvelgti 32 puslapyje Efeziečiam 1:10. Kas mums galėtumėte perskaityti šitą, ne bendrai iš eilės mes skaitome, Arūnas turi užrašus ir perskaitykite, prašau. Kad laikų pilnatvėje atėjus galėtų suvienyti Kristuje visą, kas yra tiek danguje, tiek ir žemėje. Ateis laikų pilnatvė ir viskas bus suvienyta viename asmenyje, Kristuje. Štai mes ir sakome ir piešiame, kad Biblijos centras yra Jėzus Kristus. Tai yra labai svarbu, viskas susikoncentruoja į jį. 6. Viskas... Kvadratuke nupaišyti šitą. Kuriam ratuke? 5. Jeigu pas jūs kažkas ten buvo dar, pas jūs kvadratas yra. Iš kur jūs ant tiek tų kvadratų prisipiešė tiksliai, tada taip ir nusipaišykit, ką Danutė sako. Čia kvadratas, Kristus yra Biblijos centras, norite, galite kvadratui kojas ir rankas padaryti. Kristus yra Biblijos centras. Aš nežinau, kaip jums, aš kaip mokiausi, man piešiniai padėjo truputėlį geriau įsiminti, todėl aš juos jums duodu, paskui ateityje, jeigu jums kažkas nepatiks, jūs juos ištrinsite savo užrašuose, gerai? 6. Viskas išsipildo Viešpatyje Jėzuje Kristuje, todėl jis yra Biblijos centras. Todėl jis yra Biblijos centras. Todėl Biblijoje C mažytė raidė yra vienybė. Ar yra kokių pastebėjimų, nuomonių, komentarų iki šitos vietos? Tada kalbame apie hermeneutiką ir kokia Biblija yra knyga. Tai labai svarbu mums. O čia kvadratukos ką piešti? To jau pasakysiu, kada raidę užsirašysime ir piešime. Aš turiu klausimą, bet čia, truputį, kur tą eilutę aš perskaičiau. 2 Petro 3, 15-16 čia, nes 30 puslapį. Taip. Juose esama sunkiai suprantamų dalykų, kuriuos neišmokyti ir svyruojantis iškraipo, aiškindami kaip ir kitus raštus savo pačių pražūčiai. Taip. Tai man toks klausimas kyla, ar už tai, kad jie suvedžiojo ir neteisingai išaiškino, ar jie patys klaidingai, kad tikėjo, ar už to žodžius reiks atsakyti Dievo teisme, toks klausimas tam iškilo. Aš manau, Renatai, gal grįžtant prie to, iš vis reikėtų mums pirmiausiai atsakyti, kada skaitome 2 Petro laišką, kokia yra pagrindinė tema visų 3 skyrių. Galime čia visi kalbėtis, nebūtinai Renatas, nes klausimas iškeltas arba mintis iškeltos, bet kokia pagrindinė tema? Klaidingi mokytojai, ne? Visi skyriai ir tai pabrėžia. Ir jeigu tame laiške, mes jeigu galime, pažiūrėkime, prašau, į 2 skyrių.
Ir antrame skyriuje, kas galite mum perskaityti pirmą eilutę, prašau. Buvo tautoje ir netikrų pranašų, kaip ir tarp jūsų bus netikrų mokytojų, kurie slaptai įves pražūtingų klaidamokslių, išsigindami net juos išpirkusio valdovo ir užsitrauks greitą žlugimą. Mes matome, kad kalba eina apie netikrus mokytojus, ar ne? Ir kas įdomu, yra panaudotas toks pirmoji eilutėje svarbus žodis, kurią Natai jūs skaitėte. Paslapčia. O taip pas jūs irgi vertime, ne? Čia. Paslapčia. Kas įdomu, klaidingas mokytojas niekada, turbūt negirdėjot, neateina ir nesako, sveiki, aš klaidingas mokytojas. Aš dabar šiandien jums paskelbsiu, kad Kristus nėra Dievas. Jūs pasiruošę? Jūs sakot, ne, 3 minutės mes būsim pasiruošę ir tu kalbi. Pat koks įėjimas, ar neina? Paslapčia pražūtingų erezijų. Ir antros skyriaus antra eilutė sako, daugelis paseks jų pražūtingais keliais ir dėl jų bus piktžodžiaujama tiesos keliui. Dabar toks pastebėjimas, kodėl seka šitais pražūtingais keliais. Daugelis. Nes patys nesuprato. Ir turbūt, Patys nesuprato. Ir, kaip sakyti, nepažino taip, kaip turėjo pažinti. Ir labai gerai dėstote mintis, bet sako, kaip tautoje buvo ar ne, tai nuveda mus į Izraelį, be abejonės. Niekas nepasikeitė, ar ne, per istoriją, kaip buvo klaidingi taip. Taip ir pas jūs, tarp jūsų, net sako, tarp jūsų dar stipresnis žodis, bus netikrų mokytojų. Kur? Bažnyčioje. Daugelis paseks jų pražūtingais keliais. Ir dabar, kada skaitai visą tai, pasižiūrėkite, prašau, 2 Petro laiškas, 2 skyrius tas pats. 2 skyriuje yra parašyta, jeigu jūs atkreipsite dėmesį į 19 eilutę. Jie žada šiems laisvę, patys būdami sugėdimo vergai. Juk nugalėtasis tampa nugalėjusiojo vergu. Patys vergai sugėdimo ir kitus padaro vergais, ar ne? Vadinasi, žada netikrą laisvę. Ir 20 eilutėje Petras sako, bet jeigu ištrūkę iš pasaulio purvyno, viešpaties ir gelbėtojo Jėzaus Kristaus pažinimu, jie ir vėl jame įklimpę pralaimi, tai jiems paskui darosi blogiau negu pirma. Jiems būtų buvę 21 eilutė geriau iš viso nepažinti teisumo kelio, negu jį pažinus nusigręžti nuo jiems duoto šventojo įsakymo. Ir 22 eilutė viską sudeda į vietas, ar ne? Jiems nutiko, kaip sako teisinga patarlė. Šuo, kur sugrįžta? Į savo vėmalą. Turite kas nors šunų namie? Kas turite iš čia esančių? Birutė turi šunį. Mano šunis, pas mus 2 yra šunis. Fantastiška. Atleiskit, kalbėkime, taip kaip yra. Jie privėmė ir po kurio laiko, po kelių sekundžių eina savo vėmalą sulaižyti. Žiūri ir galvoju, bjauru, bet o tas kelias. Vėmalas, pavėmė jisai tenai, jisai toks pabalo, taip žmogiškai kalbu, pabalo, sėdi, ten gerutis, sugrįžo ir vėl prie vėmalo. O šita labai iliustracija. Ir toliau parašyta, išmaudyta kiaulė vėl voliojasi purvyne. Matai, tu kiaulę gali išmaudyti, kiaulę gali atvežti į savo
džekuzį vonę pas save būti, ar ne, paleisti ten į srovėsais, putų įpilti, ar ne, head and shoulders, kad pleiskanų nebūtų, pas mane va kartais būna viską, paskui išimsite kiaulę, nušluostysit kaspinu, užriškite kokią gražią gėlę kaip papuošimą, uždėsite ar ne, sijonuką rasite, išvesite kiaulę iš vonios ir kur kiaulė grįžta. Ja. Problema, šitie žmonės ėjo į bažnyčią, šitie žmonės gražiai atrodė, šitie žmonės išmoko tam tikrą religinį žodyną, ar ne? Garbė Jėzui Kristui. O, amen. Problema kokia yra? Jų prigimtis vidus, jų prigimtis visada išliko tokia, kokia yra, ne? Kiaulė grįžta ten, kur kiaulė. Jo avis. Kaip pas jūs 22 eilutė yra išversta, išmaudyta kiaulė? Kaip pas jūs išversta? Išmaudyta kiaulė vėl voliojasi purvynė. Graikų kalbos žodis neišmaudyta, bet išsimaudė. Volodė rusiška šiandien ar lietuviška? Gerai. Irgi vimita, ar ne? Graikų kalbos žodis, jeigu pažiūrėtumėt, išsimaudė. Pati kaip kuriuos dalykus padarė, bet kada tu pats kaip kuriuos dalykus padarai, prigimtis lieka ta pati. Ir kalba apie bažnyčią, kad bažnyčia yra neišgelbėtų žmonių. Ir kas paskui vyksta, kada ateina koks klaidžiamokslis, jie ir paseka, nes jiem tai gerai skamba. O, čia pažadėjo laisvę tam tikrą, mes ir varome pagal tai. Ir sako, daugelis paseks. Bet visa problema, kad tai yra neišgelbėti žmonės. Jie elgėsi kaip ką, jie pažino kažką, jie išgirdo kažką ir po to visi tie dalykai dar labiau išsikraipo. O čia yra labai didelė problema. Mes bijom apie jas kalbėti, žinoma, šiandieną, bet Petras labai gerai atsako, aš manau, visą tai. Tai labai tvirtos eilutės, man liūdėsi kelia širdį. Ir ką, vat Jurijus mums praeitą pamokos pabaigoje pasiūlė Joną, ne? 1 Jono 2:19. Jie išėjo iš mūsų, nes nebuvo. Nesako kažkurį laiką, ar ne, buvo tie patys. Jie išėjo, nes nebuvo mūsiškiai. Tai vėlgi, čia va tas, aš kad pradėjau tarnauti Panevėžy 94 metais. Vienas atgimęs, jisai buvo izraelitas, bet jis buvo atgimęs iš aukšto ir jis pasakė tokią mintį, aš vis dar šiandien atsimenu, jau tada buvo tokio garbaus amžiaus. Jisai sako, būkite atsargus, nes žmonės susirenka ir žaidžia bažnyčią. Taip įstrigo tie žodžiai, bet mes susirinkome ir mes žaidžiame bažnyčią. Čia yra labai pavojinga. Ir aš manau, kad Petras labai aiškiai tai apibūdina nepakeistos prigimtis ir po kurio laiko vėl grįžta prie to, kur tavo prigimtis yra. Nes niekur neparašyta, kad 3 minutės ar 3 metus pabūdė avis. Sako, kiaulė sugrįžta ten, kur kiaulė traukia. Šuo sugrįžta ten, kur jisai prisideda. Trumpai, kaip Kristus nuplovė mokiniams kojas, nenorėjo Petras duoti nuplauti. Tai paskui vėliau paaiškino, reiškia, taip tiesa, jūs jau esate švarūs dėl žodžių, kurį jums kalbėjau. Tai taip, jeigu taip paėmus vėlgi taip kaip tokį išvestinį, tai reiškia tas žodis nenusėdo jų širdyse, jie protų, tai gal priėmė, bet širdys jų buvo, reiškia, to pačiu prigimti liko. Netgimė, kaip sakyti, mokytojai, jeigu taip žiūrint. Klaidingi mokytojai, jie visada ir liko kiaulės arba šunio padėty, kaip sako. Ir kai tas atskirimas abu nuo žiūri, sako, mes tą darėm, reiškia, mes turėjom darbus, kaip čia dabar mes. Darbų tai buvo. Labai gerai, bet dar vieną dalyką, jeigu galima gerai, sujungkime tą temą, kur kalbate, jinai yra labai svarbi. Jeigu atsiverstume labai greitai Jono 8 skyrių, gerai, visi kartu.
ir Jono 8 skyriuje. Atkreipkite dėmesį, prašau, į 30 eilutę. Jam tai kalbant, ir pažiūrėkite, kokia eilutės pabaiga. Daugelis, ką padarė? Įtikėjo jį. Ir dabar Jėzus eina prie labai konkrečios kalbos. 301 eilutė. Jėzus kalbėjo įtikėjusiems jį žydams. Jei jūs pasiliekate mano žodyje, iš tiesų esate mano mokiniai. Vienas iš tai akivaizdumas, ar ne? Ne ką mes sugalvojame, ne tai, kas mums geriau, bet mano žodyje tada jūs esate mano mokiniai. 32 eilutė sako, jūs pažinsite tiesą ir tiesa padarys jūs laisvus. O čia tiesa išlaisvina, ar ne? Ir dabar žiūrėkite, kas pradeda vykti Jono 8 skyriui. 33 eilutė. Jie jam atsakė, mes esame Abraomo palikuonys ir niekada niekam nevargavome. Kaipgi tu sakai, tapsite laisvi? Pasijungia žmogiškas mąstymas, ar ne? Mesgi iš tokio vyruko kilę, ar ne? Nu, ką tu čia kalbi? Jėzus jiems tarė, iš tiesų sakau jums, kiekvienas, kas daro nuodėmę, yra nuodėmės vergas. Bet vergas nepasilieka namuose.